mes sugalvojom, kad šitą mašiną mes norim padovanoti. Tik liutskutis. Tonis čia bus. Hello everyone! Negaliu patikėti, kad Rink Challenge jau praėjo. Čia yra mano atsiminimas, kuris man iš jo liko. Tai šiandien trumpai apžvelkim pirmiausia, ką mes gero padarėm. Pirmoje serijoje mes pradėjome iššūkį su trenksmu. Parodėm jums trasą ir mūsų įdomius ir, sakyčiau, net ambicingus planus. Antroje serijoje su jūsų pagalba pasirinkom savo patikimą Audi TT, kuri man iš tikrųjų nepasirodė galiausiai tokia patikima. Anyway, trečioji serija buvo išskirta mokymus iš mūsų lenktynių legendos Mindaugo Varžos. Mūsų automobilis ketvirtoje serijoje buvo paruoštas automobilių lenktynėms, padedant mūsų draugams. Kitos serijos buvo skirtos treniravimuisi ir žinoma pačios lenktynės. Nu tai irgi ta lenktynėse tikrai buvo, kad ne viskas pavyko ir ne viskas patiko, tai ar dalyvausim dar kitose lenktynėse ir ką keisim? Dalyvausim, ką keisim, išsimiegosim, nueisim anksčiau miegoti. Pirmiausia, kitus dalykus, tai reiškia, kad man reikia truputėlį streso savo sumažinti, nes aš tiek užpanikavau tose lenktynėse iš tikrųjų. Ir aišku, pasiruošimas. Tai žiauriai norėčiau, kad komanda sužiūrėtų techninės detalės, nes last minute mes montavom tą gesintuvą, žodžiu, tai man tiek streso buvo paskutinę dieną. Gerai, tai pamoka išmokta, kitą kartą pasiruošim viską gerokai iš anksto. Bet šiaip nebuvo taip blogai, kaip tikėjausi, man buvo šiaip fainai. Ir kai tu jau ten sėdi už vairo, tiesiog spaudi gazą, man kažkaip tos mintis dingo, stresas dingo, tu nieko negalvoji, tiesiog varai. Tai šitas man žiauriai patiko. Aišku, aš buvau tokia pavargus, aš vos namo grįžau. Aš ėjau tai va. Su tais daiktais, kaip močiutė. Jau nemeluokim, o ten per lietų kas šoko. Tai per lietų pašoko, bet kai namo reikia grįžti ir iš mašinos išlipti, prasme, aš planavau aperolį. Čia kažką pasėdėti, žiauriai fainai. Jo, tiesiai į lovą. Tu dar žiūrovai nematė, koks kamštis buvo, kaip reikėjo laukti išvažiuoti iš Nemuno žemės. Jo, tai aš tam kamštį taip galvą parėmus, galvojau, kad užmiksiu. O kas čia toksai per komandos naujas narys tavo? Nu, va čia toks bomželis, šiukšlės renka. Šiaip vardas Tonis, nuostabiausias pudelis, bet neįmanomas juos įsitvarkyti. Toni, atik čia, atik čia. Jisai vėl kažką pagavo. Parodyk operatoriui, kad čia turi, oi. Kažkokias korkas renka. Geradaris. Negalima, Toniukai, fu. O šiaip tai ką dar apie lenktynės norėjau pasakyti, tai kad automobilis, jisai gatvėj, nu, okei, tikrai labai fainai. Jisai kažkaip ir lekia kitaip, bet man spaudžiant tą trasą, jisai lėtai bėgėjasi, man taip atrodo. Bet čia, žinai, aš nežinau, gal kažkas įsėdės, sakytų kitaip. Bet žodžiu, jisai man lėtai bėgėjasi ir į kalną nieko netraukia. Nu, mieste man važiuojant, tai normaliai atrodo važiuojant. Bet ten, pavyzdžiui, Nemuno žiede yra tokia vieta, kur tu kyli taip stipriai į kalną ir jisai vos ten ant 100 man traukia. Tai aš galvoju, dabar aš šiaip taip bijau ir tokia nedrasi vairuotoja, nu bet būčiau tikrai paspaudus tai vietai. Mes sugalvojom, kad šitą mašiną mes norim padovanoti. Tai reiškia, kad šitą automobilį bet kuris iš jūsų gali laimėti, o sąlygos yra žiauriai paprastas. Jūs turėtumėt ką padaryti? Operatorių. Ką turėtų padaryti? Ką turėtų? Turėtų pašokti. Ne, tai reikia komentuoti ir following. Taip. Ir mes su markeriu rašysim visus followerius ir komentatorius username'us. Tiesiai ant mašinos. Ant mašinos. Čia bus mūsų dizainas, o žiūrėk, viena fanė jau yra, čia kažko. Pati savo fanė. Pati. Čia rašysim ant automobilio žodžių visus username'us, visą mašiną. Taip. Ir išrinksim kažką, mesim ant ko nukrisam, tas ir laimės mašiną. Jo, mesim kažkokį tai kibų dalyką į mašiną ir žiūrėsim, kur pristikins ir žodžiu, tas bus laimėtas. O gal darysim netgi kokius 3 ir tada iš 3 kažkokią užduotį. Šiaip dar žodžiu, sugalvosim, čia dar patikslinsim, bet kad rašysim viską ant mašinos, tai čia faktas. Taip ir parodysim, čia šiaip bus žiauriai daug darbo, bet aš galvoju, kad Tonis irgi gali laimėti. Ir jis neturi Instagramą, bet tikrai yra mūsų followeris. Tonis čia bus. Taip, Toniukai, gal laimėsim ant tą mašiną? Subscribinkit, followinkit per visus kanalus. Iš tikrųjų, tai YouTube'as, TikTok'as. Tai rašysim visus, aišku, dabar jums turėtų kilti klausimas, ką jūs darysit paskui aprašinėti tą mašiną, tai iš karto noriu pasakyti, kad mes ją nuvalysim. Nupoliruosim. Taip. Žodžiu, mašiną gausit švarę. Ir pataisysim dar ją. Tai žodžiu, dar paupgreidinsim, kažką painvestuosim į ją, tai galėsit pastebėti, pažiūrėti. Ir jeigu turit komentarų, galite irgi rašyti, kaip mes galim ją paupgreidinti. O gal net patys turit, nežinau, kažkokias dirbtuvės, kažką galit privirint, pavirint. Taip, tai aš ne ekspertė, tai reikia ekspertų pagalbos. Tai žodžiu, čia jau turim keletą komentarų, tai iš karto juos užrašom ant automobilio. Tai pirmas bus Algimantas Bukna 95, gal reikėtų nerašyti jau? Tada Lukas irgi gerą komentarą parašė. Lukas
Valatavičius 72. O čia kaip su skaičiais. Labai fainai. Dar turim tada Danas Triukas. O tai čia taip skirtingai rašysi, aš galvoju, kad čia šalia vieno kito darysi? Ne. 8, 2, 4, 1. Parašė buolom. Ai ne, ji galėtų būti laida vedėja minimum, būti tikra žvaigždė man patinka. Va tai. Geriausias komentaras. Nojus žaidžia 479. Nojus žaidžia 479. 479. Black Jung 3. Tai aš toj tau parodysiu, kai šį yra toksai. Ilgai, čia ne J, o ilgai. Sorry, treneriu. Gerai bus. Ir vėl tu bumžiukas mūsų kažką pasiėmęs. Toni. Ką čia blemba vėl? Vėl jis tai tą patį. Vėl tą patį. Toni. Man žmonės sakė truputį pasidalinti apie save. Tai va, aš nežinau iš tikrųjų ką pasakyti. Klausia, kodėl aš ten dalyvauju arba šiaip ką veikiu. Tai ką žinau, šiaip apie patį dalyvavimą lenktynėse, tai gal galiu pasakyti, kad užaugau su draugais, kurie visada važinėjo su gerais automobiliais, lakstydavo, tada važinėdavo su britvom, kažkaip motociklai, motoroleriai, visada tas aktyvus gyvenimas buvo šalia. Tai va, tai kažkaip man tas adrenalinas tikrai nesvetimas, bet realiai niekada nebūčiau pagalvojus, kad dalyvausiu lenktynėse. Tos lenktynės šiaip in general yra daug streso ir kažkokio aštrumo ir šiaip tai toks vyrų pasaulis. Tai va, bet gal aš, kad augusi tarp, nežinau, tokio berniukų ir mergaičių, bet tokia gal vyriška, tai gal manęs tas per daug ir negąsdina. Nu ką, pasėdėjom, varom ruoštis kitom lenktynėm, kurios bus rugpjūčio 10 dieną. Šiaip turim žiauriai daug ką nuveikti. Išmokti vairuoti, turim mašiną susitvarkyti, visą ją aprašyti, nu čia tai iš viso. Aprašymas, man atrodo, čia daugiausiai užims laiką. Tai ačiū, kad žiūrit, kad palaikot, ačiū ir kad nepalaikot. Vis tiek fainai, nes interaktinat, vis tiek kažkokią reakciją jums sukelia. Tai žodžiu, pasižiūrėkit ar mus followinat, palaikinkit, sekit mūsų kelionę ir laimėkit automobilį. Nepamirškit, kad žiauriai paprasta. Tiesiog pasubscribinat, parašot komentariukų, atsidarėt ant mūsų mašinas ir viskas. Viską padarėt. Automobilis vasaros gale gali būti jūs.